This lockdown means the following businesses, venues and locations need to close for the next 5 days. Pubs, bars and clubs, gyms and indoor sporting venues, playgrounds, skate parks and outdoor recreational venues, cinemas, entertainment venues. Karštas naujienas. Sekmadienis leidžiam laiką savo paplūdimy, ramiai sėdim, pasiskaitom naujienas, žinias ir kaip ir 2020, taip ir 2021 neapseina be nuotykių. Mes esam vakarų Australijai, netoli Perto ir Pertas atrado vieną atvejį koronos ir jie eina į absoliutų, užsidaro miestas absoliučiai. O mes turim važiuoti Pertą, nes mums reikia pasitikrinti sveikatą būtinai antradienį, nes kitaip vizos negausim ir negalėsim Australijai vykti. Tai nežinau, ką daryti dabar, mes dabar svarstom. Dabar yra 1 valanda dienos, ministras paskelbė, kad nuo 6 užsidaro miestas, visiškai neįleis įvažiuojančių ir išvažiuojančių. Tai mes turim grįžti dabar 150 km, bet mes neturim kur apsistoti, bet nežinau, ar mums geriausias variantas grįžti dabar į Pertą. Žodžiu, tarėmės, lockdown, miestas uždarytas bus 5 dienas, nuo pirmadienio iki penktadienio. Kas yra mums nieko baisaus, galim pabūt Perte. Bet ar atsilieps mums kelionį po to, nežinom, ką daryti. Gerai, pakuojamės. Varom. Įamžinsiu šitą streso lygį. Bėgam nuo koronos iki tokio lygio, kad dabar važiuojam patį šluotą koroną. Jo. Mus persekė tiesiog po biškį. Žodžiu, daug klausimų, atsakymų mažai, pakuojamės ir važiuojam. Apsipirka maisto, pardėsi vėl panika, žmonių eilės didelės ir pagrindinių maisto produktų tai šluota viskas, mėsos, pieno produktai, bet kas konservuota, tulikinis popierius. Bet, žodžiu, pasiėmė maisto, tiesiog, nes pardės neužsidarys anyways, tai tik tiek, kad turėtume bent jau savaitę kažką valgyti, po to bet kada galim nuvažiuoti ir nusipirkti, jeigu lockdowną pratęs. Tai atvažiavam dabar pas draugų, visur kamščiai, žmonės tai grįžta, tai išvažiuoja, nežinau, kas pagal savo planus, bet toks jums, kad visi skuba grįžti į miestą. Grįžom į civilizaciją realiai, nebuvę kamštyje, nežinau, kiek, 6 savaitės, bet atrodo, kad amžinybė jau, kad Pertas nemažas miestas, tai toks pirmas mūsų kelionė vėl Didmiestis, jo, tai. Tai atvažiavam pas draugų, žiūrėsim kokią situaciją, mus priglaudė ir labai faina turėti draugų visur, tai visada mielai gerbė. priglaudė, sako, nebijokit, bet mums patiem kažkaip nemalonu užsikart ant galvos, jo, bet ir kiti draugai pasiūlė apsistoti su tais, kur dabar leidom savaitgalį. Žodžiu, pagalbos gaunam, tai tikrai dėl to esam super dėkingi visiems, bet tiesiog patys nenorim būti našta. Bet anyways, važiuojam, žiūrėsim kokią bus situaciją ir kaip praleisim likusią savaitę. Tikriausiai sėdėdami, skaitydami knygas, aš dirbdama, Marčius montuodamas filmukus, bet gal ir gerai atsipūsim biškį. Kažkas kitoks. Tai refreshinsim ir tada vėl pajudėsim, kai jau atsidarys Pertas ir galėsim judėti į regioną. Bet
pasiekėm Pertą, tai yra vos ne, Achievementas. vos ne pusiaukelė, nu dar šiek tiek, bet galiu tiksliai pasakyti, po 11 823 km pasiekėm Pertą. Tai va. Tik tiek. Tik tiek. Last night, I had a dream of us coming together. Last night, in my dream, I saw unity. I had a taste of democracy, and I felt safe. East to the west and south to the north. Nu ką, mūsų didžioji pertrauka baigėsi. Pasipuošėm, pasiruošėm 5 dienas karantino. Kameras į rankas net nepaėmėm, kai atvažiavom į Pertą, nes realiai tik tai sėdėjom namie ir iki byčio nuėjom, tai kas sekė mus Instagrame, matėt maždaug, ką veikiam. O šiandien šeštadienis, pirmoji diena po lockdowno, tai važiuojam pasidaryti darbuko, įsiriškinti juostelę. Pagaliau važiuosim kažkur su draugais, kurie mus priėmė čionai pavalgyt visi kartu. Tai žodžiu, savaitė buvo tokia, kad tiesiog gyvenom gražioj vietoj, namukė tokiam, jie turi daug vietos, tai mus gražiai priėmė. Tai žodžiu, kadangi atlaisvino dabar šitą karantiną Pertas, nes turėjo vieną atvejį, atsirado, už tai viską uždarė. Ir dabar 5 dienas buvo lockdownas, nerado nei vieno atvejo, tai atidarė vėl miestą, bet išvažiuoti iš jo dar negalima, nes čia bus tokia tranzitinė savaitė. Tai aišku, nenorim būti našta draugam, bet jie sutiko mielai mus dar priimti kiek laiko, nes mes čia nespecialiai taip. Tai vat, rytoj dar sveikatą turim pasitikti. O šiandien diena bus gan užimta. Tai pagaliau išlysim. Šiaip buvom išlindę ir prie jūros, ir pasivaikščioti, ir su dviračiais jie turi dviračius. Beje, draugai ne iš Lietuvos, jie mano seni draugai iš Naujosios Zelandijos. Gyvenam su jais kartu Sidnėjui 4 metus. Tai išsikraustė į Melburną, dabar išsikraustė į Pertą. Ir labai esam laimingi ir dėkingi, kad jie čia gyvena, nes kitai būtų kainavę mums labai daug pinigų, tai visada verta turėti draugų visur pasaulyje ir visuose miestuose. Tai labai džiaugiamės, gerai gyvenam. Turim ir kiemuką gražų, ir svetainę gražią, kiemukas, kur auga vynogės ant viršaus. Ir žuvytės plaukioja, žodžiu, labai tokia faina rami vieta, nepalyginsi su Sidnėjum. Ir daug vietos, ne kaip Sidnėjui. Tai, žodžiu, viskas puikiai, tik 5 dienas turėjom 36 laipsnių karštį, o dabar atvėso, netgi lašnot pradėjo. Šiandien 1 diena tokia vėsi. Tai sekasi tik tiek, kad kabutėse sekasi, kad orai tokie. Tai. Every land was arriving with love and prosperity. And I woke up asking myself, I woke up asking myself, why can't we achieve a sustainable peace? Look at that potato cake. Looks like my portion is bigger. Are you jealous? We'll share it. Oh, now you want to share it? Share a crab cake.
But they all fried. I think yours is gonna be much healthier because it's salmon. Yeah. Looks good. I don't even want to eat. To the gym this morning, so it's a bit of a health freak today. I don't know, like me and Martinez, we are so lazy this week. Like we don't do any exercise, even though we have. She's not shivering, no? How was the lunch? Tai varom dar apžiūrėsim vietas. Very keen on exploring. Naujas parodys mums We have draugai. our car, we can go around, but I don't know what Vietinės turistų atrakcijas. Ir tada varysim namo, nes oras nekoks. Now? We'll go to Cottesloe. Yeah. Oh, you record. feel like a guide, you know, like tell us more about Yeah. the history of Our the local city. guide, Josh. Yeah, so this stop sign here has been here for approximately 25 years. Still in mint condition. Yeah. Still doing its job. First settlers. Build design. Pasakė kažkas panašaus kaip Bondi. Tai Translating your words. net ne taip busy kaip Bondi. Tai. Bet čia faina, ramu. Šiandien saulės nėra, bet net ir be saulės gražiai atrodo. Tai yra sharknet tenai. He speaks some Lithuanian? Is it weird when he speaks some Lithuanian? No, they used to that. To our 4 fights? years. You guys were listening to our fights on the phone? Jo mano jau tiek draugai pratę yra man kalbant lietuviškai per 4 metus. Tai vat, parodys mum biškį čianai. Ir tikimės, kad nepradės lyti. Tai va, ten šitam šitie burbuliukai aplink vandenį yra ryklių tinklas. Ir nes vakarų Australijoje labai daug ryklių. Ir vienintelė vieta gali maudytis ir šiaip, kur neaptverta, bet saugiau tai, kur aptverta. Tai. Why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we? Tai labukai, sveikinamės iš mašinas vėl, esam vis dar Perte, antroji savaitė eina, labai mažai ką filmuojam, labai mažai ką rodom, nes mažai ką veikiam, būnam namie, dirbam. Niekas nematys, ką. Tai va, tai žodžiu, šiandien išvažiavom į miestą, planuojam aplankyti kalėjimą Perto, tai esam pakeliui. Visi restrikšinai biški palengvėjo. Tai galima varinėti visur, bet reikia kaukės būti užsidėjus ir negalima palikti per to zonos viso to regiono, kur buvo atrastas tas vienas keisas koronos. Tai va, atvarom į kalėjimą, pažiūrėsim kaip kas ten, kas gera, kas, kokį turą gal pasimsim. O tada gal nežinau, grįžim pas draugų, leisim dieną tenais, o vakare varysim į marketą prie jūros. Tai tiek nuo mūsų 2 savaitės labai ramios, bet džiaugiamės, nes norėjom atsipūsti truputį. Juokingai skamba, norėjom atsipūsti nuo kelionių, bet vis tiek pasivargstasi, kai visas tavo gyvenimas tik mašinai. Tai... Jaučiuosi kaip kalėjime. Mes ir esam kalėjime. Gan senas čia kalėjimas, keliant 1950, kada čia? 30, 1930. Uždarytas buvo prieš 30 metų kažkur. Tai čia rašo 16 valandų per dieną mes užrakinti su tarakonais ir žiurkėm. Ir su savo išmatu kibirėliu. Ar tu ištvertum tai ir kaip tave tai pakeistų. Ir čia rašė anoniminis kalinys iš D65 2 diviziono.
Prasideda mūsų turas. It's like a private tour. Seems like a private tour. Yeah. Baigiam turą. Tai tokie, aš tai visada sakau, gerai sukrečia tokie turai. Ir tada išeini į normalų gyvenimą šių dienų ir galvoji, kaip gerai gyvenam. Tai, bet šiaip žiauriai faina, niekad nebuvau tokiam turė. Laura antrą kartą, bet dviese buvom, tai VIP buvo turas. Viską drąsiai, viską atsakė, Parodė daugiau negu reikia, nes nėra šiandien užimtai čianai, tai tikrai geras. Jeigu bus, rekomendacija, jeigu busit, atvarykit. Tai va, mažiau gamtos šį kartą, bet daugiau eksplorimo istorijos. Dabar varom pavalgyti, nes jau 2, tai kaip dienas ir bėga. Pusę dienos, mums kažkaip su užbaigimu dienos vlogu nesiseka, tai baigėsi kalėjimas ir baigėsi mūsų vloginimas. Susitikom su draugais vakar, tai palydėjom saulę, išgėrėm po alaus bokalą, bet taip ir pabaigėm mūsų vakarą ramiai, tai nenorėjom nieko daug filmuoti. O šiandien mes esame Rodnest Island. Ten, kur tikimės pamatyti kvapų besišypsančių, pasidaryti truputį. Jo, tai kvakos tokie žirkiukai, mėly žirkiukai. Kurie šypsosi. Jo, ir gali su jais selfie pasidaryti. Tai šiaip graži sala, tai šiandien, gal bent jau šiandien bus dienos vlogas. Ne po pusę dienos, bet... Jo, šiandien realiai yra viena pirmųjų dienų, kai taip jau visai dienai ištrūkom iš namų ir kažką eksplorinsim, tai tikimės ir parodysim jums, kaip atrodo Rodnest Island Garsiai. Pasiėmėm dviračius, tai apvažiuosim, pasnorklinsim, tai... Dieną praleisim gerai, okei? Pamatysit. Tai pradėjom savo kelionę aplink salą su dviračiais. Ir maždaug gal 10 km čia gausis, ne pilna sala, be iškišulio. Bet vaizdai atsivert pradeda pirma stotelė Little Salmon Bay, kur nupiešta yra kaukė nardymo, tai reiškia galim snorklinti. Laura. Tai vat, kalnuota šiek tiek, bet fain, geras labai oras. Tai varom pračekinti Little Salmon Bay. Ar pirmą Salmon Bay? Pirmą Salmon. Bet tokia rami sala. Išvažiavus nuo džečio, kur paleidomas keltas. Tai nieks nevažinėja, tik autobusai. Daugiau visi su dviračiais.
taigi pirmasis mūsų sustojimas Little Salmon Bay, labai gražiai įlanka. Vandenėlis tai pasako, truputėlį žmonių aplinkui. Marčius studijuoja žemėlapį. Einam pažiūrėti, kai jis ten žiūri. Tai va, visa sala. Pradėjom nuo čia. Ir esam Little Salmon čia, tai jau nuvažiavom daug. Nedidelė ta salytė. Bet štai va dabar čia. Vaizdelis. Pasibūs. Va dabar tai pasibūs. Rojus. Šviestų pilną, bet tai čia negalima gaudyti. Dienelė praleista Protinės saloj. Jau eina į pabaigą. Apvažinėjom salą. Galvojom iki 4 bus laiko sočiai, bet žodžiu užimtai pabuvom vienam porą valandų Little Salmon Bay, ten labai gražiai panardžiau. Ir tada atvažiavom čia prie kelto. Ne prie kelto, bet netoli kelto. Aplink salą apvažiavom, tai gavosi kokie gal 10 kilometrų. Ir vat, ir dienelė jau pusė 4, tai nersim į keltą. Ir viskas, pasimėgojom šitą salą. Pirmas susitarimas su Kvak. Kvak. Atgal į keltą. Šiaip rekomenduojam turbūt imti vėlesnį keltą. Šis Protinės saloj, tai taip atrodo, kad esam už kokių kelių šimtų kilometrų nuo Perto, nors iš tikrųjų esam 20 minučių keltu, tai gera tokia dienos pramoga.